Sveiki, mėlyjei, TTT Kazino, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, mes esame Prienuose, kur jau visai netrukus prasidės dar vienerios čempionato rungtynės tarp Vytauto ir Alytaus Dzūkijos ekipas. Kalbant apie puolimo rezultatus, Vytautas per rungtynės metą po 82 taškus ir čia Vaidas Čepukaitis, už kai Vytautas yra geresnė komanda. Šulskis arčiau varžovų krepšio, viskas labai paprasta. Minutės pertraukėlė ant parketo, liko aikštelėje, čia Gydis Sirutavičius meta iš toli ir pataiko. Motyvuoti. Būtent prieš rungtynes Šeškus kalbėjo, kad daugelis man sakė savo komandos taškų sąskaitą. Čia po krepšiu Vaidas Čepukaitis rinkė. Žiūrovai, vietinė publika gali kol kas džiūgauti. TTT Kazino LKL čempionate renka po 5 taškus, čia Adamas Lapeda pavyksta Monro. Reidas su kamuoliu, arčiau krepšio daug judesių iš amerikiečio pusės, tačiau į Dzūkijos komandos naudą. 11-10, čia Dilys, savo komandos greitai įpulimą. Sirutavičius visiškai laisvas, iš eigos atakuoja, nepataiko, po krepšio niekas neatsitvėrė. Jis pakeitė Markusą Monro, čia Mikalauskas. Šulskis, prašo kamuolio Laimonas Kisielius ir trečiasis Prienų Vytauto dėjimas. Rytis Juknevičius kamuolį duoda Mikalauskui, Mikalauskas 2 taškai su pražanga. Sekundės, 5-4, arčiau varžovų krepšio, laisvas koridorius ir iš karto jo pasinaudoja Jakab Brodnikas. Vaikosi Jakab Brodnikas Šeškų, bando prišokti ir prie Vasiliausko ir suvaikščio visai neblogai. Juknevičius Giedriui Gustui. Šis iš po krepšio, pergalės ir 3 pralaimėjimai, o kita Rytas nori reabilituotis prieš savo sirgalius po pro. Arčiau krepšio metimas atšokus meta ir pataiko Markusas Monro. 10 sekundžių iki atakos pabaigos ir čia gražus. Dviženklė taškų persvara laimėtas antrasis mačo kėlinys leidžia Virgilijaus Šeškovo pagrindinių krepšininkų. Čepukaitis gauna kamuolį į baudos aikštelę, čia Laimonas Kisielius. Kamuolį į baudos aikštelę ir toliau jis sukamas palei tritaškio liniją. Tiesa, tik dabar, o puolimas ir toliau išlieka didžiulė. Visiškai skirtingos dviejų komandų situacijos ir galimybės. Čia Adamas Lapeta. Šeškus pašokdina Paliukėnas. Turi stebėti. Apsuptyje net Čepukaitis padeda gynyboje Pauliui Ivanauskui ir tokia gynyba gal net ir varžoms paplos, jeigu jie, sakykime, gerai pasirodys. Dabargi nebėra tos ataka, šiek tiek verpsti ir būtent greičio pritrūko Paliukėnui, tačiau nepritrūko, padaryti nepavyko. Juknevičius spėjo išmesti kamuolį ir pataiko Rytis Juknevičius. Šeškus tikiu, kad pasirodys ant parketo ir Kajus Okmanas, apie tai jau kalbėjome. Sekundžių iki atakos pabaigos perdamas Butkevičius, šis iš po krepšio ir štai taip sveikas atvykęs į kamuolį sukamas palei tritaškio liniją. Varnelis Mikalauskas galų gale Vytauto ataką. Butkevičius prieš Giedrių Gustą. Puikiai. 3-2. Čia laisvas koridorius ir 2 lengvi. Kas Kisieliui, ar bus dėjimukas? Štai taip. Juventus turi 3 taškų pranašumą. Tiesa, ten, žinoma, niekas dar nėra nuspręsta. Arba nebeturi žaidimo patirties ir jie... Perdamas Vilmantui Gyliui, šis pabando savo laimę iš toli ir pataiko pats kamuolį, būdamas tarp Dzūkijos bokštų, o čia Sirutavičius. Tų pergalių dar tikrai turėtų būti. Aš sporto komentatorius Rytis Kazlauskas savo ruoštų jums linkiu gero šeštadienio vakaro. Neprisišvęskit per Helovyną ir sutikite ramiai likusią savaitgalio dalį. Iki, mėlyjei.